Sveiki. Tai va, šiandien gegužės 13. Pirmą dieną stosiu prekiauti su braškiu. Važiuoju į sodybą, va greitą praversiu šiltnamius vėdintis. Sukraunu braškes, reklamas, visas kitas čia nesąmonės, maišelius, dėžutės. Ir bandysiu, nedaug yra, 5 kilogramai. Tai va, atsistosim. Ir bus matyti, kaip čia kas. Nu va, paskutinę langą praveriu. Ir vėdint paliksim šiandien. Fiksuojam. Bus gerai. Ačiū. Noksta braškės, kurios čia iškai pasiraitė, tą lapai nesuprasti, ką nu čia bėda. Sakiau, jau čia yra didesnių, mažesnių, bet pagrinde šitas vienas šiltnamis ir noksta. Bet čia mat pernykščių daug, tai jos anksčiau išėjo. Ir su šito stosiu va paprekiauti biškį pasibandyti, kaip eina prekyba. Va, įsikrovau braškes. Reklamas išsitraukiu čia. Vis sakau, perdarysiu šias, bet taip ir tempia, atrodo, oi, čia toli tas sezonas dar. Bet žiūriu, kad ateina ir paskui va reikia traukti taip. Čia klyboti tokie. Bet gerai bus čia pastatyti šodėl. Eidau į autobusiuką ir važiuoju stoti šalikelį palei sodybą. Nu va, stačiau taip. Vieną čia reklamą. Kitą čia padėjau dar. 5,5 kilogramus svėrė. Ir ką? Vėjukas yra šitai toksai nelabai malonus. Bet saulė šviečia. Gal stos kažkas. Laukiam klientą. Nu, turiu dar 1,5 kilogramo. Šiaip dauguma, įdėjau skelbimą, dauguma tai užsakė. Viską beveik išvežti, kyla nupirko, daugiau čia sunkiai šiandien stoja kažkas. Nu, pradžia nėra ko norėti, čia paskui jau, kai sužydo, kad čia daugiau aš stoviu, tai daugiau stoja. Dabar tai čia sunkokai. Su tokiu kiekiu ilgai, tikiuosi, nebereiks čia būti. Nu va, po 12:11 prekyba baigta. Čia dar va, sakė, kurios, tai čia pastovus klientai doveš į darbus. Ir viskas, čia įsiprekiavau. Varau dabar iki sodybos, čia įsikrausiu, kur kas dėliuosi, eisiu gal šitakį dar užberkęs turiu, ištrauksiu. Jų gal užberksiu. Žiūrėsiu. Nu, turiu čia užsimerkęs, va. Reikia ištraukti. Tokių va turiu pasidaręs. Ir tie gal blemba savaitės ištraukti, bet taip sunkiai. Sunkiai, kas lenda. Va, čia kažkoks vienas grybukas toks nori lysti. Čia gal ir ne. Kažkoks formuojas, bet čia jau... Nu, matai, orai tokie. Tuos čia nežinau, sakiau, susinervinęs, aš su jais čia tingiu, tampytis. Nežinau, gal plodesnis dar prarinksiu, o tos ištraukiu dabar. Plonesnis dar gal prarinksiu, įmesiu aš juos, kaip sakoma, į laužą ar kur, nes nežinau, nei kam čia tų grybų parduoti nelabai reikia. Žais čia su jais tingi, stovi paskui, nei aš juos mirkau normaliai, nei ką. Tai va,
ir nes be mirkimo jie neauga. Nu, ten vienas, kitas kažkur kažką išauga. Tas nėra tik vietą užima. Tai turbūt aš juos palaidosiu ir čia pasidarys kažkokį kamputį. Sautų grybų, nu ten gal kokį vieną kitą sudžiavinti. Nu, ištraukiau, išleidžiu. Čia sudėjau dabar tos. Kažkur vienas su vačiu čia praaugęs be mirkanto. Čia turėtų šitų išaugti, tos čia biškį perdėjau. Mėčiau. Tos jau atsisveikit iš karto, tuos dadalį atsisveikis. Iki jaučiu. O čia gal dar prarankysiu plonesnės. Vienu žodžiu, plonesnės tik pasiliksiu. Kuriuos čia būt nesunku virkyti. Daugiau visus laužan gaidės ir ramu bus. Va. Šiandien vėl prekyba. Trečią kartą jau atsistoju. Nedaug, irgi 13 gal kilogramų. Tai va, orai tragedija. Siniaukia, lyja, krapnoja, tas braškės nenoriu nokti. Sadyba irgi jokių darbų dirbti neišeina per tokį orą. Bet žolės nusipjaut negali, nes jis ten užvels tą žolėpjūvę. Tai va, neblogai čia viskas noksta, bet lėtok. Stoja žmogus. Paskyniau va jau vienai, kur šiemetiniai daigai žmogui, tai čia jau tie gigantiškus, šiauriai didelės. Tai šiam kartu tiek tada ir susitiksim, nežinau, savaitės iš kiek čia.